Koks streso lygis pravažiavus viešojų transportų? O kas čia buvo? Šleikučių policija? Dėl aukščio? Bėgam greičiau, op! Klaus, kur mano telefonas ten palikau? Kur palikai? Oi, kokie geri pusryčiai, prancūziški. O, rankom. Nes jie nori dvigubų. O ką tu čia sukaitęs be maikės? Mama neuždėjo maikės. Čia ką jau? A, čia tipo live hackas, kaip neišsimurzinti dar neišėjus į Paryžių. Taip, nes tikrai... Aš irgi, pavyzdžiui, tikrai kaip neįsiu. Ką jau? Tu taip neįsi? Aš galvau, kad tu apsirengiai į Disneylandą, tau dar vis dar pagiros nuo Disneylando. Taip, bet aš... Ne, aš tiesiog irgi nesapsiliesiu. Tai gerai, atnešu tavo, dabar Vaiva pasidaro savo. Oi, tai kas čia šiandien pusryčiams? Karšti sumuštiniai. Kiekvienam po vieną. Nu, maždaug taip. Nes mes prancūzijai. Jie mažai valgo. Karšti sumuštiniai jau čia viršė. Ar man padėti vyną? Nes nėra bandelių. Yra bandelių, yra bandelių. Kokios bandelės? Su šokoladu. Jeigu bus bandelės skanios, tada bus 10. O jeigu neskanės? Tada bus 9. O nesumažini dėl to, kad neskanu, tai prasme, už kiekvieną duodį pliusą skanų dalyką, už neskanų minusą. Tada negausi bandelės. Ir tada gaudasi Tai aš 8. ragausiu bandelę. Tai jeigu ragausi, gali turbūt daugiau Tai ne, negu jeigu būtų bandelės, tai nebūtų 10. Jeigu bus bandelė, tai bus 9,8. O jeigu ne, tai iš to 10. Už bandelę plus 1 tašką vadinasi 10. Jeigu neskani bandelė minus taškas 9. Bet bandelė suvalgyta. Žinokit, jūs matematikos neišlaikysit egzamino, jeigu taip skaičiuoja. Dabar yra 9, todėl nes nėra bandelių. O kai atneš bandelės, tada bus ties taškas ir bus 10. Bet jeigu bus bandelė neskani, tada atimsim tašką ir bus 9. Aš tai neužskaičičiau šito uždavinio, jums nulį. Sako, jeigu bus bandelė, bus 10, nebus bandelės, bus 9. Bet jeigu suvalgysiu bandelę, bus 9. Pirmą kartą Paryžiui. Kaimiečiai Paryžiaus nematė. O jau jūs Antanų matė? Aš tai nežinau, aš tai bent porą kartų. O matėt kokią bolundžeriją? Mes norėsim ją pusryčių rytoj. Taip, matėm, skaniai kvepia. Man dar 13 metų. Tai ne mano kaltė, kad jūs tik dabar nusirėjote. Gal gali nepaaiškinti? Paskui ketvirtą. Jau. Nu, koks streso lygis pravažiavus viešojų transportų? Labai mus geri vedliai vedė, mes... Kad rėkiai? Nu tai kad tai bėgi, dar lipsiu galvoju. We made it. Mes atvykom į Paryžių. Pirmi įspūdžiai apie Paryžių. Mama, Eik, to štai happy, excited, best father award. Karšta, pasakyčiau. Ne karšto, o dušo. Tvanku. Tai atvykom į tą salą, nuo kur prasidėjo Paryžiaus istorija. Šiuo metu esame Paryžiaus saloje. Ar ką nors apvogė kišenvagiai? Bet nemačiau, kad ir prancūzaitės prie pilvo prispaudę neša. Must have. Pavizitinti, aplankyti
Notre Dame katedra. Taip, eina, o kada jūs darote? Ir kaip tikri piligrimai mes dabar einame piligrimų gyvatėlę. Čia matote piligrimų gyvatėlę. Nu, Rūta, kodėl su ta kuprinė tu čia? Nes tai kas man sakė, kad mes neįsim į vidų. O kas čia buvo? Šleikučių policija? Ir ką tu darai, kad išvengtum šleikučių policijos? Einam į kitą saloną. Kaip tu jautėsi, bijojai? Nelabai. Nu, piligrimai, kaip jums ta katedra? Vertėjo? Ar ilga eilė buvo? Ar patiko šleikučių policija? Patiko. Ar jautėtės užtikrintos, kad praeisi visą mūsų govedą? Mes mokam savo saugoti visada. Ko prisikišo? Servetėlių? Ir trisikėlių prisikišo? Dūsauja žmona, nes jai per karšta. Lietuvoje per šalta, Prancūzijoje per karšta. Tai kur jūs norit gyventi? Prancūzijoje. Per karštą. Tai be kuprinių vaikščiosiu čia Tu savo. gali vaikščioti be kuprinių. Šeštą tik eiti. Tu gali vaikščioti be kuprinių. Kas tau liepia kuprinį? Vyras pridėjo dar tu tepsi. Tai palauk, aš įsidėjau 2 butelius. Ir dar šitą monstrišką. Tu tai mergaitišką gertuvę pasiėmei, Beveik 2 gurkšnių. Tuščia. beveik tuščia. Esame Liuksemburgo soduose. Liuksemburgo sodas buvo sukurtas 1612 metais pagal karalienės Marijos de Medici užsakymą. Ji norėjo sukurti itališko stiliaus sodą prie savo naujų rūmų Liuksemburgo rūmų. Tai buvo jos nostalgijos dėl gimtosios Florencijos atspindys. Ilgainiui sodas buvo kelis kartus perplanuotas ir atnaujintas. O šiandien jis jaučia tiek prancūziško formalaus sodo, tiek angliško stiliaus parko įtaką. Plotas yra apie 25 hektarus. Pusė sodo prancūziško geometrinio stiliaus su tiesiomis linijomis, simetrija ir želdinių tvarka. Kita pusė laisvesnė, natūralesnio angliško parko stiliaus. Daug senų kaštonų, liepų, gėlių klombų, sezoninių kombinacijų, kompozicijų. Įžymiausias fontanas Medicis. Romantiškas ir fotografų mėgstamas kampelis su išraiškingomis skulptūromis. Parke yra daugiau nei 100 skulptūrų, nuo mitologinių figūrų iki prancūzų rašytojų ir dailininkų biustų. Šiandien čia įsikūręs Prancūzijos senatas, dėja turistams rūmai retai atviri, bet galima jais grožėtis iš išorės. Geriausia lankytis pavasarį ir vasarą. Viskas žydi, daugiau gyvybės, vyksta nemokami koncertai prie muzikos paviljono. Hotel des Invalides – tai monumentalus pastatų kompleksas skirtas Prancūzijos karo veteranams ir kariniai istorijai. Tai ne viešbutis, kaip gali pasirodyti iš pavadinimo, o senas ligoninės ir prieglaudos kompleksas, kuris nuo 17 amžiaus tarnavo sužeistiems ir ligotiems kariams. Pastatytas 1671-76 metais pagal Liudviko XIV Saulės karaliaus įsakymą. Kodėl? Nes tūkstančiai veteranų, karių ir sužeistųjų po Prancūzijos karų likdavo bepinigiai ir benamiai. Architektas nesvarbu, tratata, bla bla bla. Ką rastumėm viduj, jeigu nueitumėm? Tai čia yra karo muziejus, vienas didžiausių karo muziejų pasaulyje. Kolekcijos apima viduramžių šarvus, Napoleono laikų ginkluotę, Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo eksponatus, uniformas, vėliavas, žemėlapius, dailės kūrinius. Garsiausi eksponatai – Napoleono Bonaparto skrybėlės, kardo kolekcijos, riterio šarvai ir šalmai.
Po auksiniu kupolu ilsisi pats Napoleonas Bonapartas. Perlaidotas čia 1840 metais, kai jo palaikai buvo atgabenti iš Šventos Elenos salos. Monumentalus iš raudono granito stovi pačioje rotundos apačioje, apsuptas marmurinio alegorinių figūrų, simbolizuojančio pasiekimus ir karinius žygius. Auksinis kupolas – viena žymiausių Paryžiaus panoramos detalių, matomas net iš Eifelio bokšto, galėsim patikrinti. Kupolo aukštis beveik 100 metrų, įkvėptas Švento Petro bazilikos Vatikane. Komplekse dar yra vietos tokios kaip Švento Liudviko katedra, vis dar naudojama kariniams renginiams ir pamaldoms. Antrojo pasaulinio karo memorialai, yra atskiros ekspozicijos, skirtos rezidencijos judėjimui, išsilaisvinimui ir holokaustui. Bonapartas čia palaidotas, žinoma. O čia buvo prieglauda. Taip, ligoninė ir karių prieglauda. 5. Gražuolis parkas priešais Eifelio bokštą. Kad čia viską tvarko, negražus. Gražuolis parkas. Gal dar rasim kažką gražiau, bet va, šaligatviai gražus. Kažkas gyvena prie Eifelio bokšto. Kokia kaina? Nobody knows. Va, kažkas remontą darosi, nes nauji langai sudėti be užuolaidų. Čia iš vis langų nėra. Viską remontuoja. Pažiūrėk, rodė, kiek butai kainuoja. Nu ką, remontų vieta baigėsi, einame į parką. O dievai, koks Eifelis. Nu, kas duos savo paragaut? Tavo neskanus? Ne, aš to paragau duodu. Pomidorų yra, nes tai nereikėjo pirkti. Man patinka pamatyti. Oi, pas mamą tai iš viso su dešra. O tavo yra mėsos kokios? Yra su buvo. Parodė. Duok man, Čia gal kaip mano. Ieva, klausykite. Nu, davė skanus, tai užsinukus. Perdavau tą. Kol kas mamos geriausias. Kaip ten yra? Galima ir laiptis iki pirmo. O paskui... Bet gal nelipam laiptis. Kodėl? Dabar prisivalgė. Eiliai tada stovėsi, kol liftas atvažiuos. Gerai. Tai jau į tą aukščiausią irgi kelią. Smailę. Jo. Aš tai nenoriu. Tai čia pirmas, ten antras, ten trečias. Pirmas ir antras. Ne, dar žemiau yra. Tai va, dar kartą dublis 2. Filmuojame pižonus, kurie nelipa laiptais ir verčiau stovi 30 minučių eilėje, laukia lifto, kad jos kaip ponus pakeltų. O kuris čia liftas 30 minučių? Šitas ar į trečią aukštą? Į trečią aukštą kitas liftas. Galim pirmą užkilti į trečią aukštą ir ten eiti. Prakaituojat? Labai. Ne. Truputį nugarą. Bet tai nuo saulės prakaituojat. Bent jau būtų prakaitas nuo lipimo. Ne. Ne, aš jau nebeprakaituoju. Audronė, šika miltais. Čia tau ne Disneylandas. Mane privertėte, aš galėsiu nekilt. Mes tiesiog sumokėjau už tai daug pinigų, bet galėsiu ir nekilt. Turėsi iš asmeninės kortelės pervesti. Bet Čia jinai gi vandens. iki antro aukšto. Nu, Dalį. taip, bet dalį, jo. Jos.
Laukiam lifto, mergos šika miltais. Žodžiu, laukiam lifto. Nepraeis nei valanda ir užkilsime į Eifelio viršūnę. Čiutiškųjų neišvertė. Kaip faina. Kaip gera. O čia mes gal čia mus liepsi? Jeigu liepsi išlipti, negalim. Seulement, this is first floor. You can only visit this floor on the way down. Smagu? Man nepatogu, mane spaudžia iš visų pusių. Norėsi lipti? Gerai. Gerai galėsim. O baisu liftu važiuot? Ne. Ne. O kažką baisaus? Nebaisu. Nieko nėra baisaus. Nebaisu. Aš žiūriu, ja, pačiam tik pykina. Bet tik visose bažnyčių bokštuose, į kurios lipat, būtų liftas. Viskas taip būtų easy. Ten kažkaip stabiliau jautiesi. Ką buvo? 100 kažkiek, ne metrų. Pirmas aukštas. Antras aukštas. Kokie įspūdžiai pirmi iš Eifelio? Kad nenori trečią aukštą. Bet labai patinka. Labai ilgasiai. Aš tai, mano įspūdžiai eilės. Gerai, kad prieš Eilės. tai buvom Disneylande, biškį pratą. Neužfiksavau, kada mes čia pradėjom savo odisėją, bet jau kokią valandą turbūt mes čia. O, kada bilietus pirkom? Taip, palauk. 17,8. Tai jau 40 minučių stovime eilėse. Ne, tai mes pirkom. Ir vieną pakelimą. Tai dabar dvi kojos neveikia. Neveikia dvi? Čia kai būna super daug turistų gal atidaro. Dabar jiems užtenka ir 2. Ir man atrodo, 2 kojos turi liftus, o 2 kojos turi laiptus. Tiksliau, visos kojos turi laiptus, bet tik laiptus turi 2 kojos, o liftus turi irgi 2 kojos. Aš žinau, ką košmarose sapnuose. Kad tvirčiau buvo. Ne ta žodis, Elzė, ne ta žodis. Ausis jums kažkas atsitiko? Jo, aš nenoriu žiūrėti galę. Aš ir. Pažiūrėsim filmuotą medžių. O tu filmuot paspaudai, nes tau dažnai nepavyksta. Būna pasitaiko. Apie ką aš čia? Aš dabar susikaupus nežiūriu. Jau? Ne, dar eisime į atvirą vietą. Aš teisiu. Žiūrėk, kur jisai įsirė. Invalidų rūmuose buvom. Va iš tos pusės nebuvom šitą gatvę. Čia gal visi buvo visų šalių. Lietuvą susiranda ir galim leisti. Ai, čia rodo. Tai reikia, ir čia reikia atsisukti į Lietuvą, reikia apeiti. Aš čia sakau Lietuva, tu mums šventa. šalia Rusija. Ant rankų, už rankų susiėmę, apjuoskim lietuvėlę. Ar jūs supratote, kad valandą atlaukę, dar turėsime pusę valandos laukti, kol nusileistumėm? Einam. Gerai, lipsim laiptais. O kas ta trečia moteris nesakė per šitą? Klara, su dukra Klara buvo čia pasidaręs tokį ofisą, kur priimdavo garsius svečius. Tai vienas šitą Edisonas. Nenoriu fotkint.
Iš čia Lietuvos nesimato. Matote Eifelio šešėlį? Dėl aukščio? Na gerkit, duok Coca-Colos. Ar Coca-Colos ar vandens. Dėl tiek mažai malonumo reikia tiek daug eilių atstovėti. ¿Quieres disparar otra planta o echamos ya? Tú, Marta, por mí, ok. Vale. No, yo quiero parar en la que Luxem. En la que sí. Ai, aš negaliu man susisuka galva. Aš iš apatinio aukšto. Einam, čia. Obstruction renewed the Eiffel Tower. So the government passed a law in 1977. Structures in Paris cannot go beyond 37 meters or 12. Ar jūs džiaugiatės? Ar jūs happy about Eiffel? Eiffelis ar Disneylandas? Nu tai taip pat gerai kaip Disneylandas tas Eiffelis. Kaip jums? Šikot, miltais, viską tenais, kaip tas aukštis? Nieko ten, kur uždara, tai gerai viskas, gerai. Psichologija. Bet reikia dirbti su psichologija. Boružėlė loda. Boružėlė juoda. Aha, va, vaikšto. O tai čia geroji boružėlė ar blogoji iš to filmo? Blogoji. Blogoji. Kaip tavo Eifelis? Gerai. Gerai. Vertas 100 eurų. Žiūrėkit, nufotkink iš čia. Tikriausiai. Gal. Kur tu esi dabar? Aš esu Eifelio bokšte. Ar aukštas Eifelio bokštas? Aukštas. Ar tau patinka Eifelio bokšte būti? Patinka. Tu buvai žemai ar buvai pačiam viršui? Buvau pačiam viršui. O kur tas pats viršus gali parodyti? Va ten. Wow. Ar tau buvo baisu? Nebuvo. O kam buvo baisu iš tavo draugų arba šeimos narių? Niekam. Niekam. Gerai, gerai. Super. Ačiū. O, neįgalus balandis. Nes jis neturi pirštukų. Bet čia daug, va šitas irgi neturi dviejų. Jie visi su nukapotais pirštais. O tam reikia protezo. Mama, dar vienas neturi pirštukų. Katė. Ir liko. Pavargo stovėt. Ir dar pašiko. Kyla, leidžiamės peškom. It was hard or not? Yes. Very hard. Yes. Sakiau, kad bus lengva. Ką jau duok tėčiui ranką? Nes tai šiokia moterį. How hard it was to climb? Very hard. Yeah. Slabakai. Sakė, kad jie slabakai neturi fizinio pasiruošimo ir labai pavargo užlipti šitą juokingą Eifelį. Norėčiau pabandyti, nes juos filmuojam nelegaliai. Žiūrėk, ar šitie laiptai baisus. Tai dabar čia tiek, kai jau to neliepia įsijungti, gal 2,5 minutės.
Pati geriausia. Čia nebaisu, čia labai fainai. Jo, čia bus geriausias molis. Jo, bet aš galbūt ten žemiau. Dar vieną, ai jo, čia reikia. Čia einama vaikščioti. Tai palaukim, Rūtos. Nu, Vaiva. Rūta su mumis, Rūta su mumis, Rūta su mumis. Prašau fotografuoti Rūtą su mumis. Tai viskas nufilmuota. Olė Rūta. Ai, nu neapsimoka laukti tiek lifto. Turistai iš Lietuvos eksplorina didingąjį Eifelio bokštą. Eifelio bokštas yra labai aukštas ir pagamintas iš geležies. Einam. Mama, kada jį pastatė? Tai dabar kur jau niekur neisim jau? Kas žino, kas ten per minaretai? Nu, va ten ant kalno. Tiesiai prieš tave. Ai, tai čia gal ta bažnyčia? Gali būti. 1889. Kas baisiau, Eifelio bokštas ar siaubo viešbutis? Ar su tas sugedęs koks ant siaubo viešbutis? Šitas normaliai, ne? Nenormaliai. Nenormaliai. Tėvelio bairiai. Atvažiavo! Vieni būdėm trečiam aukšte ir tau tramvajus įvako. Neatrodyk tu. Aš noriu ten. Mano. Tai tu filmuoki kažką gražaus. Ne, čia vaikai susėdo. Atsilenk, sėdynė yra. Ne, mane pykina, negaliu atgal. Tai čia yra sėdynė. Ai, gerai. Reikia lėtai judesiais kamerą suturėti. Haha. Specialiai. Du kartus dar sustosim, o trečioji. Stebi tada akį. Kita tramvajų. Jau įtraukė. Jie atrodo gal ir kažkiek panašiai, bet iš tikrųjų kitą traukė. Apačia. Apačia traukė. Šitas nusileis, man atrodo, į apačią. Kažkada. Neturėtų visą laiką taip aukštai važiuoti. O kada važiuos? Kažkada važiuos. Aš noriu daug vyrų. Ai, ne. Tai kaip jums pirma diena Paryžiuje, meilės mieste? Man pradžioj labai patiko, bet kai išlipau į Eifelio bokštą, tai buvo anksčiau. Fobijos. Demonai pradėjo lysti. Aukščio. Tai aš ir nesupratau, kaip jūs vertinate tą dieną. Ar expectationai yra Expectationai, good expectationai, big city, tos kavinės nesitikėjau, kad tai bus ant gatvės.
Aš tai mačiau poroj vietoj tokio šalto alučio į bokalą pripiltą. Ir norėjau irgi būti to alučio gerėjų. Kiek kainavo tas alutis? Iš kur aš žinau, kavinėje, bare. Tai rytoj galėsim eit prisės kad nors, nes Eifelis tik 11 užsidega. Negi išvažiuosim nepamatę užsidegusio Eifelio. Bet kai tik 12 namo, tada grįšim. Tai va, naktinis gyvenimas. Įdomu, traukiniai važiuoja taip vėlai. Nu, tada jis vėliausia tas... Vis tik 11 užsižėlė? Sakė ten dagydė, kad after sunset jisai užsidega. Dabar leidžiasi maždaug 22:30. Tai lygtis 11. Ir 3 kartus. Žinau, aš tai matęs daug. Dabar nereikėjo ten, kaip žyba, tai žyba, nu. Žinau. Ką mums siūlė? Neskamba taip, kad tik 3 kartus. Taupo elektrą? Jis mažai žyba, žinau. Visi savo, kad jis mažai žyba. Bet mes, ką žinau, mes ten specialiai negaudėm, va tokių dalykų nežinojom ir matėm, kaip jis žyba. Paklaus čia čia. Jau einam. Paskui mane. Aš užstoju. Neatsiliekam! Vaiva už manęs! Varyk! Bėgam greičiau! Op! Žemyn! Palauk, reikės kortelę atsinuot. Aš negaliu. O jinai sušlups. Ai, nesislūps. Kortelė. Negaliu, man aš visą šlapė. Mano batai. Kortelė. Nereikia? Nereikia, tiesiog. Dar einam namo? Palauk, einam po stogu. Einam po stogu. Ne, čia neveikia. Ai, va ten veikia, einam. Ateikit čia. Kur čia žliumbėt, kai mažvaikiai? Nu tai dabar antrą kartą jau nebesitrenkė. Paryžius nebepatinka jau. Aš noriu namo. Tai pataikyk su mus metu.
Va, kur mano telefonas ten palikau? Kur palikai? Ai, gal į kuprinę įsidėjau. Ne. Viskas paspaus, viskas gerai. Kažkom padaryti. Nepatinka Žygimantui šitas Paryžius, sakė, čia netikra. Vai, tiek. Čia gal Amazonė? Mums nepatinka būt šlapiem. Mums nepatinka upės vandens. Mes turim Volkswagen saloną.